Sūduva pirmam rate nuskrudėt 8-1. Ar manot, kad dabar bus piktesni? Tai be abejo, aš manau, niekas nesitikėjo tokio rezultato, ypač sezono pradžioje, kai abiejų komandų pasiruošimas buvo pasakyti, tikrai neblogas, abi komandos ruošėsi rimtai čempionatui ir taip suklupti čempionato pradžioje tikrai niekas netikėjo. Manau, jie tikrai norės įrodyti, kad tai buvo atsitiktinumas ir jeigu rimtai, aš manau, kad ta komanda tikrai yra ne toje vietoje, kur turėtų būti ir kaip parodo paskutinės jų rungtynės, kad komanda tikrai jau atsigauna, jau ir laimi ir nepraleidžia įvarčius, tikrai laukia sunkios rungtynės. Ruošiate kokius specialius ginklus? Specialūs ginklai išlieka tie patys, reikia įmušti įvartį, reikia kurti situacijas ir apsiginti. Kažko specialaus neruošiam. Nuotaika šiandien gera treniruotėje, tai vyrai nusiteikia rytoj irgi kovoti? Be abejo, šiandien nuotaika gera, ruošiamės, buvo įdomi treniruotė, buvo daug emocijų, bet tai tik treniruotė prieš rungtynes. Rytoj bus viskas kitaip, vyrai bus rimti ir susikaupę ir žino, ko mes ten važiuojam ir kokie mūsų tikslai aiškus. Ačiū. Top Sport lažybos. Top Sport.